Imam Sand Bottle gelį. Šitas turbūt vienas populiariausias mūsų gelių buteliuke. Taip. Nes kas išbando, prie šito visada sugrįžta ir kartoja ir realiai dirba su juo visą laiką. Ir va šitą gelį buteliuke dažniausiai šitos linijos konkrečiai ir naudoja tos, kurios neturi labai gerų gelio lyginimo įgūdžių, o daugiau pripratusis yra konkrečiai su bazėm dirbti. Taip. Tai šitas yra idealus variantas, nes irgi lyginas. Aišku, teptukas jau jo matosi iš karto, kad yra standartinis kaip gelio lako teptukas. Taip. Aišku, kai mums reikia daugiau medžiagos paimti, tai kaip ir visai smagiai, nes pas vieno teptuko įdėjimu į buteliuką, va iš karto paimam didesnį kiekį medžiagos, lyginasi, tai va iš karto matom irgi, kad, tobulai. Kaip per sviestuką. Taip. Labai fainai. Labai graži ir spalva šita. Ir šiaip ko gero, va šios rausvos tokios, ypatingai prancūzui, tai yra, arba nors ir nebūtinai prancūzui, šiaip aplamai šių metų topinės tokios spalvos, kur labiausiai mėgiamas klienčių. Švarus manikiūras, tvarkingas, tikrai dažniausias šių metų pasirinkimas klienčių. Ir va, išlyginimas irgi pasižiūrėti, turime jokio kauburiuko. Nereikia nieko ką lyginti. Nėra ką lyginti. Kai būna dar su geliais, šiaip aplamai su geliais, kurios dirba, tai dar su plonu teptuku labai daug žaidžia, kad tiesiog gražiai visur prieiti, tai su šitais bent jau ir vienu ir kitu, tai visiškai nereikia to plono teptuko, nes jis pats labai gražiai visur tolygiai išsilygina, kur reikia ten ir nuvažiuoja, bet kas labai fainai, bent jau aš pati labai šitą mėgstu ir kiek pati esu bandžiusi, tai labai su juo smagiai tai, kad jis irgi lyginasi idealiai. Taip, žinau, užtat šitas galvoju bus tavo sekantis mėgstamiausias, nes šiaip gana artima konsistencija. Tikrai taip. Žiūrėk. Tikrai. Ok, leidžiam vėl atvėsti biškę. Spalvytė jau matosi, kad šita yra stipriau maskuojanti negu sote buvo. Nes matosi ant popieriuko jau iš karto kiek padengia. Spėjau gal atvėsti. Ir mes jau matom, kad šitas šiaip realiai lenkiasi labiau. Žymiai minkštesnis, žymiai elastingesnis. Bet žinai, kas įdomi yra, pavyzdžiui, jisai šiaip šiek tiek lenkiasi, bet jeigu žiūrėti kietumą jo, tai jisai, ta prasme, jis kietas yra. Tai reiškia, jis elastingas, bet tvirtas. Tai šiaip dažniausiai to ir reikia, kad jeigu nagas plonas, kad jis sutvirtintų, sukietintų, bet ir prisitaikytų. Taip. Jie būtent to nago elastingumo, plonumo, lankstumo. Šiaip bent jau taip, iš pirmų pastebėjimų tiek sote linijos, tiek šitas gelis buteliuke labiau bus skirtas trumpesniai nago plokšteliai. Jeigu bus kažkoks didesnis ilgis, daugiau negu kokie taip 4 mm, tai jau manau šitie bus tiesiog per elastingi. Taip, čia nebent kampuką, kokį mini. Ne, jeigu atstatyti, tai čia tobulai. Nes mums lengvai lyginasi, gražiai modeliuojasi ir jokio vargo nereikia įdėti, net nereikia daug pastangų.